Nesiklausykite šito įrašo vairuojant automobilį arba kokią nors kitą transporto priemonę. Įsitaisykit patogiai. Galite sėdėti arba gulėti. Nėra teisingo būdo. Svarbiausia, kad jums būtų patogu. Sveika atvykusi į dar vieną nuostabią dieną šioje stebuklingoje planetoje, vadinamoje Žemė. Sveika atvykusi į dar vieną pilną stebuklų dieną. Leisk tave pasveikinti tavo kelyje ir nulenkti galvą už tai, kad nepasiduodi. Dabar sutelk dėmesį į kvėpavimą. Kiekvienas įkvėpimas, kiekvienas iškvėpimas tai nauja pradžia. Leisk kvėpavimą plaukti kūnu. Įkvėpk ramybę. Iškvėpk atsipalaidavimą. Ramiai, lengvai ir lėtai paleidi viską. Mintis, emocijas. Viską, kas vyksta išorėje. Viską, kas nepriklauso tavo viduje. Visas išorinis pasaulis išnyksta, išblunka, nutyla garsai. Tu girdi tik mano balsą. Visas tavo dėmesys sukoncentruotas tik į mano balsą ir kažkur tolimoje erdvėje skambančią muziką. Mano balsas tampa tavo balsu. Mano žodžiai tampa tavo žodžiais. Laikas sustoja. Išnyksta nerimas klaidojus. Praeities prisiminimai. Vakarykštės dienos peržiūra taip pat išnyksta, visa tai nereikalinga. Tu dabar čia šią minutę tik su savimi. Tai tavo laikas. Tai tavo akimirkos. Vienas, grimsti į ramybę. 2, grimsti į tylą. 3, atsipalaidavimas slenka tavo kūnu ir tu grimsti gilyn ir gilyn ir dar gilyn. 10 kartų gilyn, 20 kartų gilyn ir gilyn. Ramybė slenka. Tyla. Kažkur tolumoje girdisi muzika. Dabar mintyse matyk ir skaičiuok. 345, 346, 347 grims giliau. Giliau ir giliau. 3, 4, 8, dar giliau. 3, 4, 9, 3, 5, 0, 3, 5, 1, 3, 5, 2, tu grimsti vis gilyn ir gilyn. 3, 5, 4, 3, 5, 7. Su kiekvienu tolimesniu skaičiumi tu grimsti vis gilyn ir gilyn ten, kur visiška ramybė. Minčių ir emocijų tyla ten, kur visi atsakymai. Ten, kur viskas ir nieko. Begalybė. Erdvė. Gilyn ir gilyn. Gilyn ir gilyn. Grimstant vis gilyn tu suvoki, kad gyvenimas tai nuolatinis veiksmas. Kiekvieną dieną atneša kažką tai stebuklingo naujo. Tu suvoki ir supranti, kad viskas
Kas įvyko, tai tik tais plano dalis. Kad tu turi išmokti pamokas. Pamokas reikia išmokti tam, kad jos nesikartotų. Tam, kad išmokti pamokas, reikia suprasti. Įsigilinti, panirti vis gilyn ir gilyn į save. Visus atsakymus tu laikai savyje. Viskas, ko tau reikia, yra tavyje. Tau tik reikia atsigręžti į save ir paklausti, užduoti klausimą. Ateina laikas, kai tu turi sustoti lėkime, įkvėpti oro, kitaip tu būsi sustabdyta. Protas sustabdys kūną nuo pervargimo. Viskas keičiasi, viskas kinta. Pokyčiai tai yra vienintelis, nuolatinis dalykas, kuris vyksta nuolat. Kiekvieną dieną, kiekvieną minutę keičiasi. Metų laikai keičiasi. Pavasarį keičia vasarį. Žiema keičia rudenį. Medžiai numeta lapus. Ir pavasarį vėl juos užaugina. Iš mažutės sėklos gali išaugti nuostabiausia gėlė. Viskas keičiasi. Pokyčiai vyko, vyksta ir vyks. Mes turime du pasirinkimus. Arba priimti pokyčius, arba jiems priešintis. Priešinimasis sukels konfliktą, klausimus, atsakymų neradimą. Mes ieškosime kaltų. Kaltinsime aplinką. Teisime, analizuosime, smerksime, kaltinsime save. Bet mes taip pat galime priimti pokyčius. Leisti viskam vykti, paprasčiausiai vykti. Tikėti procesu. Tikėti, kad viskas vyksta būtent pagal tavo planą. Taip, kaip tu nori. Kad ir kaip ten bebūtų, tu esi toje vietoje, kur tu turi būti. Šią minutę, šią akimirką. Tu turi būti čia. Susitikime su savimi. Suvokime, kad viskas yra procesas. Viskam reikia laiko. Vienintelis dalykas, ką tu gali padaryti, tai nepasiduoti, eiti pirmyn į priekį, aukštai iškeltą galvą, tikėdama procesu. Dabar aš noriu, kad tu kartotum paskui mane. Tegu kiekvienas mano žodis susinstaliuoja, įsidiegia į tavo protą, tavo kūną, tavo mintis, mano balsas. Te virsta tavo balsu. Mano žodžiai te virsta tavo žodžiais. Aš pasitikiu procesu. Aš žinau, kad viskas vyksta pagal mano planą. Taip, kaip aš noriu. Tebūnie man dabar tai nepatinka, bet giliai viduje. Aš žinau, kad viskas vyksta pagal mano planą, būtent taip, kaip man reikia, ir aš tikiu. Aš tikiu viskuo.
Aš priimu viską, ką man duoda šitas gyvenimas. Aš leidžiu. Aš leidžiu ir įsileidžiu pokyčius. Į savo protą, į savo mintis aš perinstaliuoju, perprogramuoju, perrašau visas susisenėjusias, man nebenaudingas programas, kurios mane laikė, kurios man neleido keistis. Galbūt jos mane saugojo mane nuo skausmo, nuo nežinomybės, bet aš šito nebenoriu. Kiekvienas ištartas žodis instaliuojasi, įsirašo, įsidiegia į tavo kūną, tavo protą, tavo širdį. Tu tiki procesu. Tu tiki, kad viskas, kas vyksta tavo naudai. Tu nustoji priešintis. Tu tiki procesu, tu tiki, kad visos tavo mintys, tavo emocijos kuria naują programą. Ir tavo nauja šiandieninė programa, aš pasitikiu procesu. Viskas vyksta būtent taip, kaip aš noriu, taip, kaip man reikia. Viskas vyksta pagal mano planą, mano geroviai, mano augimui, tobulėjimui, mano laimei ir sėkmei. Mano balsas tampa tavo balsu, mano žodžiai tampa tavo žodžiais. Aš leidžiu ir įsileidžiu šitos pokyčius ir šitą transformaciją į savo mintis, į savo kūną, į savo protą. Aš tikiu. Kiekviena diena yra tik tai proceso dalis. Viskas vyksta pagal mano planą, mano geroviai. Viskas, ko aš ieško manęs. Viskas, ko aš nori manęs. Aš jau viską turiu. Tik dabar aš leidžiu sau tai gauti. O dabar pajausk tą proceso įtekėjimą į kiekvieną tavo kūno dalelę, į kiekvieną tavo kūno nervą. Pajausk, kaip begalinė energijos banga įsilieja, įsiskverbia, užplūsta visą tavo kūną. Viskas, kas tau nereikalinga, su šita energijos banga išnyksta, išsistumia, išsiinstaliuoja iš tavo minčių, iš tavo kūno, iš tavo pasąmonės. Tu laisva. Tu laisva nuo visko, ką tu nori paleisti. Nuo šiol tau tai reikės tik tais pagalvoti. Aš tikiu procesu. Viskas vyksta pagal mano planą. Ir didžiulė energijos transformacinė banga įsilies į tavo kūną, atnešdama tau ramybę, vidinį tikėjimą ir pasitikėjimą savimi. Dabar pilna krūtimi. Įkvėpk. Tos begalinės laisvės. Tos proceso energijos. Savo tikėjimo. Sulaikyk viską, užfiksuok. Ir iškvepiant, lėtai ir ramiai.
atmerk akis. O jei tu klausaisi šito įrašo prieš miegą, leisk savo nugrimsti į baltą, minkštą, gulbės pūkų minkštumo sapną. Ir tegul tavo pasąmonė įrašo, instaliuoja, įdiegia naujas, ką tik tavo girdėtas, ištartas, įsimintas programas.